Kur diskai, klausiu? Tinklai aplink. Kokie tinklai? Kur diskai, klausiu? Paleisk! Kur diskai? Man reikia plaukt, paleisk! Tinklai! Mirkintai, kur diskai? Man reikia plaukt, paleisk! Man reikia plaukt! Šitie? Ačiū. Tu gal jį daktaram parodyt. Jam baltuoja karštinė. Visai protas susimaišęs. Kad jis manęs neklausys. Gerai, tai aš pakabėsiu. Mangi, tugi mane žinai, dar nuo Gabrio laikų. Tugi žinai, kad aš nesistengiau jo nuimti. Čia jis mane medžiojo. O čia 10 žmonių. Ką aš durnas? Bet Hardai, tu domiesi jais, tu nusiunti mane ten stebėt jų. Ką man galvot? Aš tik norėjau žinot, kas su kuo bendrauja, kas palaiko ryšį. Kanarskis pasakė, kad bus tūsas, tai ir nusiunčiau tave pažiūrėti. Nu, okei, sorry, gal čia aš nežinau, kažkaip man taip susigalvojo. Iš kur man žinot? Nu, aš nežinau, kodėl tu iš Vilniaus pabėgai, kodėl tu su Šramu, su visais susipykęs. Iš kur ištraukiai? Šramas sakė. Bėdalaga, kuku. Sveikas. Mangustovičius? Och tu. Leisk atspėsiu. Pinigai baigėsi. Kaip tik ketinu investuoti. Молодец, klausyk, tai vasara. Investuok į ledo gamyklą. Ir kaip tik galų gale visas pelnas ištirps. Alo, Tadulka, man yra kas? Kas yra? Man. Молодец. Šramai? Kaip man rast Hardą? Tadikai, žinai, bet taip retkarčiais norisi pasiūst žmogų. Bet įsižiūri į jį ir supranti, kad jis jau visur buvo. Supranti, mes dabar nebe kartu. Jis bandė mus įvelti savo herojišką epą, bet mes pasirinkom romantinę komediją. Tai ką jis čia turėjo omeny? Ta ir turėjo. Susipykom. Jie savo, aš savo. Aš buvau nuvažiavusi Alikantą pas seserį ir man Girdas ten buvo atvažiavęs pailsėti. Mes susipažinom. Aš pažiūrėjus toks fainas, linksmas. Ja, žinau. Ja, tai iš anksčiau jį žinai? Jis prieš keletą metų labai mums pagelbėjo su Richardu. Praktiškai jam gyvybę išgelbėjo. O po to dar seniau, tai mano tėvas pas jį važiuodavo medžiot. Ja, man labai pasisekė, kad aš jį sutikau. Gerai sutarėt? Jo.
Bet aš nežinau, kad jis buvo medžiotojas. Aš pamenu, mano tėvas vis atsakydavo, kad visada svarbiausia yra medžioklė, ne laimikis. Nu, kažin, man atrodo, laimikis labai svarbu. O ką laimėjai, tas tavo? Nu, gal. Ką jūs? Geriam arbatą? Igle, kylam. Laikas važiuoti. Ne, mes ką tik pradėjom bendrauti. Nu, nevažiuokit dar. Žmonės laukia. Dar pasimatysim. Malonu. Iki. Viso. Ką kalbėjot? Sako, kad ne jo darbas. O ką, apie ką jūs pakalbėjot? Ai, sakė, Iglė tave pažįsta už seniau. Jo, čia dar nuo jos tėvo laikų. Sakė, kad tu mėgdavai medžiot. Buvo. Šiaip faina Iglė. Šiaip graži pora. Nu, bet čia tik po mūsų. Tai čia labai logiška, kad tave įtaras. Kur logika? Manęs pusę metų Vilniuje nebuvo. Nu, ir dabar va grįžai, iškart viskas prasidėjo. Reikia tikrai išsiaiškinti, kokios versijos yra. Nereikia. Kodėl? Nes čia ne mano darbas. Man pofik, tegu jie ten įsišaudo, įsižudo. Man dzin. Kam rašai? Pasakau jau, kad atvažiuoju. Užsuksim dar galiu, gerai? Gerai. Kur dėt? O, į vidų. Atvažiuoja? Aha, tuoj bus. Kaip man kalbėti su ta Iglė neįsivaizduoja? Nu, ką tu nori kalbėti? Nu, kad baigtų blūdyti su tuo Kaunecku. Ką, nematai, kas darosi? Šaudosi, gaudosi. Ne mano Iglė toks gyvenimas. Vis aš su Bošu ramiau gyvenau. O ką sakė tavo tėvai dėl vedybų su Bošu, a? Tai aišku, kad jie buvo prieš. Gyvenimas parodė, kad jie buvo teisūs. Oi, esu nedaug dievė gyvenimas su tokiu moraliu žmogumi. Karina, atmink, kad medis auga silpnas, jeigu tu jį saugai nuo vėjų. Taip ir Iglė, leis jai kovoti su vėjais. O tu būk užuovėje, kai jį norės, arba aš sunkiu atveju prisiglaust. Neapsiverk. Nemokyk tu manęs gyventi. Silkė atneš geriau. Tuoj? Vykdau įsakymus. Moment.
gale. Ai, labą dieną. Mes trumpam jūs paliksim. Čia tau. Ačiū. Gražios kaip ir tu. Nu va, gal tokio akimirką ir verta gyventi. Sėsk. Nu, ką aš galėjau pasakyti Dovydaitytei? Sakau, Karina, mano žmona sodybą prižiūri. Tai teisingai. O tu čia kaip nors nesi įsivėlęs? Aišku, kad ne. Gerai, bet žinai, man pasirodė, kad Dovydaitytė tave įtarinėja. O aš pasakiau, kad tu nesi toks durnas, kad gyvenimą savo gadintų. Teisingai. Ką man kišt rankas į tą šūdą? Taip. Tik nesakyk, kad šiaip savo sugrįžot. Tas susišaudimas sodybai daug ką pasako. Senų istorijų tęsinys? Jok čia tęsinys, mama. Dukra. Velykiai. Nu kam tau bemėgės naktis? Nu, mam. Žinai, jeigu man kas nors gyvenime atsuktų atgal, tai aš su jokiu matu, su jokiu šustru veikėju nesustėčiau. Klausyk, tas kelias niekur neveda. Mama, kas prakalbo? Ne tu su savo paskutiniuoju narkotikus gabenai. Aš tik padėjau, o be to ten yra narkotikai, o čia žmogus nušautas. Gerai, gerai. Sės. Seniai mačiau. Atsižiūrėt noriu. O, teisingai, atsiprašau. Atleiskit, prašom. Man girdai. O, O tu tiki, kad mes mintimis galime pajudinti daiktus? tiesiogiai tai gal ne, bet mūsų mintis gali kitaip paveikti pasaulį, Kaip kitaip? keičiant požiūrį. Nu, kaip tai atrodo praktiškai? Nu, pavyzdžiui, oro kontroliuoti mes negalim, bet galim pakeisti savo požiūrį. Jeigu šviečia saulė arba lyja lietus, koks skirtumas? Mūsų patirtis priklauso nuo mūsų požiūrių. Tu nori pasakyti, kad svarbu ne aplinkybės, o kaip mes jas reaguojam? Taip. Mūsų mintis ir mūsų požiūris formuoja mūsų gyvenimą. Ieškok šviesos net ir tamsiausią naktį. Ei, aš žinau. Mes esam kaip debesis, o mūsų mintys ir mūsų veiksmai yra tokie kaip saulės spinduliai, kurie prasiskverbia pro juos. Kažkas atvažiuoja? To dar betrūko. Sveiki. Pasiklydot vyrai? Prokuroras Martynas Juška. Kas jūs tokie? Aš Liepa Vitkutė. Pateikit dokumentą. Aš neturiu. Nu, čia neturiu. Viduj. Galiu atnešti. Aš atnešiu. Palydėsiu. Patikrink aplinką.
Prašau. Jūs čia viena? Ne viena, su draugu. Draugo vardas pavardė? Mangirdas Sutkus. Kur jis? Neradai? Ne. Pabėgo. Važiuosi su mumis. Ką? Kodėl? Taip reikia. Rankas.